Pagalbos telefonu gaunamas pranešimas iš vieno daugiabučio. Gyventojai skundžiasi, kad laiptinėje juntamas dujų kvapas. Reaguojama greitai. Į vietą skuba medikai, ugniagesiai ir policija. Gera moteriškė, ne? Žiūrėk. O kur tu? Tai mes nematome gal kokią? Viena pravažiavo, kita praėjo. Kai įjungtas garso signalas ir švyturėliai, vairuotojai ir pėstieji turi žinoti. Būtina skubiai trauktis iš kelio ir sudaryti sąlygas pravažiuoti. Bet jau gaisrininkai, matau, atvažiavus. Vietoje jau dirba ugniagesiai. Laiptinė durys praviros, į vidų įėjus juntamas keistas dujas primenantis kvapas. Sveiki. Kaip pavojus, tikras? Gal nežinau. O jaučiu, kad. Nu, biški iškart įėjęs toks įdomus kvapas. Įdomus kvapas. Nu, bet jis... Dujų kvapą nejaučiu. Ėjau į garažą, dujų lėktuvas. Gal biški nematau. Kažkoks įdomus. Bet įėjai iškart toks yra kvapas, toks kažkoks įdomus. Dujų vamzdynas rangosi nuo pat lauko durų per visą laiptinę ir kiekvieną butą. Akivaizdžių vamzdžių pažeidimų nematyti. O tai čia kas nedujas? Čia dujas, šitai. Tai kraniukai, tik ten sukinėt. Nu, šiaip sakau, kai išeini iš lauko atėjai, tai toks jaučiasi biški. Dar vieno buto gyventoja nustemba išvydusi sujudimą laiptinėje. Labą dieną. Labą dieną. Jautėsi pas jūs dujų kvapas, ne? Dabar va pajaučiau iki šiol. Va dabar pajautėte, ne? Namuose nieko. Ne, nieko pas Bet nieko neatsitiko, jums pas jūsų neprakiūra niekas? Nieko. Supratau, ačiū. Pas mane ramu. Aš jūs tik pamančias nustebau. Trečios šios laiptinės aikštelės durys. Jas pravėrus kvapas paaštrėja. O, jo, čia. Va, iš čia labai ateina. Aha, čia žinau, kaip pradarė, net labiau gal. Ai, ne, kas čia toks? Toks įdomus kvapas. Pustai. Čia kažkoks yra maistas. A dabar negaminai valgyt, ponas? Gamina, varščiau. Nebuvai biški dujų palikęs atsukęs? Nu, ne. Ne kopūstus tušinat? Na, čia maistas. Tu, nu, Man tai kopūstas primena. dabar tai kopūstai. Pasirodo, senjoras raugintus kopūstus troškina. Nepamainoma kiekvieno lietuvio patiekalą, o jų kvapas išties primena dujų. Kopūstai, ne? Turi tokį panašumą. Skanaus. Vakarienės patiekalas išties bus išskirtinis. Barščiai su specialiųjų tarnybų prieskoniu. Žmogus barščių sriubą verda, nu. Ne, toks atidarė, tai toks... Bet kai atidarėte iš karto, toks jau kai karė, toks neblogai. Toks. Kai kaimynai turi gerą uoslę, reikia tik pasidžiaugti. Geriau jau sunerimti ir pasitikrinti, negu su visais kopūstais į orą išlėkti. Nu ką, pavojos nėra, galim važiuoti. Nu, vis tiek lauksime tų. Esu. Ai, tu vis tiek dabar seniai liksi. Gerai tada. Mes vis tiek turim sulaukti. Nu, bet jeigu netyčia ras kokį dujų nuotėkį, tai jau duokit žinot. Jie turi tą nosį ir patikrinti, bet čia nebus, nes... Ne, bet maža kasko, jeigu kas netyčia, tai jau duokit žinot. Nes tada iš karto evakuoti reikėtų. Visgi, kad nebūtų lemtingas sutapimas, dujų vamzdyną patikrins speciali tarnyba, aptarnaujanti šį daugiabutį. Vykus radom pilietį, kuris virė, matėt, barščių sriubą. Matomai neprižiūrėjo pilnai, kiek reikėjo. Paslydo kvapas aštrus, žmonės pagalvoja, kad dujų kvapas.